Kaip ir fotonas. Kartais veikia kaip banga, kartais kaip dalelė. Dalelė. Kodėl? Todėl, kad turi rimties masę. Dalelė. Kodėl? Nes jinai yra dalis mokslo. Manyčiau, kad dalelė, nes čia laksto, va, tokia pilna esi. Banga. Dalelė. Kodėl ir kodėl? Fizikas yra visur vienu metu. Dalelė, Kodėl? nes tai ne energija. Banga, Kodėl? nes nežinosi kurią pusę. Ir banga, ir dalelė. Kodėl? Kaip šviesa. Kodėl? Nu tai mokslo šviesa, fizikas irgi mokslininkas. Tai Dalelė? Kodėl? Nežinau, nesprintu klausimą. Nežinau, aš ne fizikas. Kaip fizikas miega. Jie veikia į skirtingas pusės. Ir kokiam čia sąlygom vyksta? Ore. turbūt po mirties. Tik. Tik. Kai visas veikiančios jėgas yra vienodas. Aš sakau, neatsakytis. Kai vektorių sumą nukreipsime į centrą. Vakuume, kai dega litis, nes susidaro azoto dujos. Įdomus klausimas. Manau, kad kompensuojasi tik tada, kada fiziką pakasi po žeme ir ištrauki po kelių dienų. Batais. Nu, o tavo kokia? Arklio galim. Proto. O tavo kokia galia? Didelė. Labai didelė. Labai. Newtonų batais kokiais nors. Tai kiek fizikas turi proto, tiek jis turi galios. O tavo kokia galia? Neišmatuojama. Laipsnis. Vatais, O kokia tavo? 100. Galia vatais, o mano 200 kaip minimum. Fiziko galia? Tai jam duodi daug knygų, nu ir bėgioja aukštyn žemyn, kiek kartų subėgios, tokia ir galia. O kokia tavo? Mano galia begalinė. 2 kablelis. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2,7 ir daugiau aš nesigilinu į tokius dalykus. Nei vieno. Nu, daug iš tikrųjų, daug. Vardink. 3,2595. Gerai nemoku. 1, Kokį? 6. Čia elektronas? E, kur natūrinis logaritmas. 6. 1,6 man atrodo. Tai čia elektrono krūvis. O va.